Labuką. Nu ką, pabudom, atsiprausėm, palaukam, kol prisipumpuos sistema oro. Jei galėsim judėti. Visas užtinės, nors mėgojau šiaip labai gerai. Vėsesnis toks ors, nors visą laiką vėsus ant naktį, kad būtų šilta. Per karštą, ta prasme, tai dar nebuvo tokia atveju. Karvės baub, gervės klykoj. Tai va, iš vakar esam pasikrovę, važiuosim į Šilalę, priduoti medienas ir tada reiks grįžti čia pat į sandėlį, ten per tarpą matos. Mediena kažkiek tai va ten reiks grįžti. Užsimesti sausuolę, styglę ir važiuoti į Baisiogalą. Baisiogalą išsikrauti ir į bazę. Bazė žiūrės, jeigu bus laika. Aišku, laika bus, bet man dar kažkaip dasigauti reiks iki Šiaulių. Tai va, jeigu tiekėjas važiuos į Šiaulius, tai važiuosiu kartu. Jeigu nevažiuos, reiks laukti taksi. Tai tokiu atveju reiks biškį prie mašinas pasikrapštyti kažkiek. Tokias smulkmenikės visiškas. Aišku, reiktų pagalbę pasikeisti. Vat. Nesimato dabar iš čia. Matos. Nu tą pagalbę pasikeisti. Per kampiuką, kur matos. Visą ir suskilinėjusi. Suskildinėjus tiksliau. Tai, bet čia gal mechanikai paliksim tą remontą. Pačiam, ką reiks pasidaryti, tai užsidėti purvasaugį ant to sparną ir iš priešingas pusės, nes vat, kai dreb, kas va, pasidaro per tešlus, kai pravažiuoji. Ir ant rungo dreb, ir ant medienas, ir ant to sparną, ir ant visur, kur tik tais papul. Tai kažkada buvo uždėti, bet pravažiavau matyt per kelmą kažkokį ir atbulą ir nurojau. Tai va reiks užsidėti. Mačiau, bazėje buvo kažkada tų purvasaugių padėta. Reiks panaudoti. Smulkmenikė tokia. O tos rimtesnis gedimus tai paliksam mechanikui suremontuoti. Barely breathing, don't let go. Hear the whispers, listen close. I know you've never strayed from the fold, but that's how freedom begins. Bended knees and broken bones, a bleeding heart never bleeds alone. I am one of many cries. We are far from the ashes. Rise up, break the cage, be the lion, be the storm, be the strike of the lightning. Rise with the dawn, rage like the sun. This is what we came for. Revolution. Burn your bridges, make your choice. Fight your demons, raise your voice. They're only Nu va, išsimetėm, tiksliau išmetė, iškrovė. Galim įjungti ekonominį režimą, nebereik čia to papildomas jėgos. Gerai, nereikėjo pačiam iškraudinėti, būčiau vis tiek dvigubai ilgiau užtrukęs. Ne dvigubai, da ilgiau. Nes kur čia traktorius paėmė iškart pusę rungą. Trečdalį, sakykim, gal ne pusę. Kai kur tu po vieną, po du pagalius imtum, tai yra skirtums didžiulis. Taip, dabar reik į degalinę užvažiuoti. Biškį užsipilti degalų. Aš net nežinau, pilto degalo ne. Į bazę grįžus gal užsipilsom. O
O gal užsipilsiu, nes ten į bazę grįžus kitas iki irgi grįžti ir nėra kur. Ir rūkyk tada. Gal iškart užsipilsam AdBlue kurą, pasimsim kavutės ir atgalios į sandėlį krautis sausuolių. Vakar vakarė saulutė švietė, jokie vėjukai, nieka. Pasižiūrėjau programėlę, rodo 9 valandą, lietus. Nuo 7 gal jau ten silpnas lietus, o nuo 9 tipo liūtis buvo parašyta. Čia reikia sukti. Nu tai pažiūrėjus dabar į dangų, kaip ir prognozės pildos. Lietutis pliaup. Aišku, ne liūtis, bet vis tiek kažkas link to. Taip net kažkaip sunku patikėti, kai vakarė saulė šviet, giedras dangus, jokia debesiuka ir matai, kad lietus bus. Nu kažkaip turbūt nesąmonė. O taip ir buvę. Nekart, kai taip atsiguli miegoti miške, dirbant kitą darbą. Čia prieš tai, kai dirbau dar kitą darbą. Tai taip giedras dangus, žvaigždės šviet. Nu tai kur tau čia? Nu tai kam čia statytis tą pastogę? Tai išmiegosim taip miegmaišiai. Jo, naktį jauti kaip į veidą barben jau. Ir vsio. Miegmaišį šlaps ir tu be miegais. Tai čia tokias pamokas, į kurias reiktų atsižvelgti. O čia kas, nu, linta į lin, nieko nepakeisi juk. Pasikrausam tą medieną ir per lietų čia. Nieko tokia jau baisaus, nieko tragiška tiksliau. Svarbu, liūtis neužeitų, kaip kad rodo programėlė. Nes per liūtį jau biški kas kita, jau per liūtį gal ir nebelys. A per tokį lietutį tai da pasikrausa. Nes kiek tu čia lauksi vis tiek. Toks matos, ne vėjuka, nieka nėra. Smelkiantis lietutis, smelkiantis ant ilgai trunk dažniausiai. Aišku, ne parą, ne 2 gal, bet nelauksi ten tą pusvalandį, kol nulys. Vat. Nu va, atliekam į sandėliuką. Reikia pasikrauti spyglę malkas. Kol sėdėjau mašinoje, atrodo, blemba, nelyj, kaip į gerai, musė tik žiauriai pol. Vėjuko iš vis nėra. Tai tos džiaugas dabar. Jau užlipau ant kraną. Blemba, žiauka lyj. Nėra taip prastai, yra taip gerai jau. Bet kadangi vėjai nėra, tai tiesiai lašai krenta. Tai reiks pastogikę kabintis, atsilenkti savo grožį. Nes vis tiek užtruks pasikrauti. Tai kadangi blemba sėdynė šlapia jau, triusikai šlapi bus. Tai va, kabinam, kraunam ir judam į Baisiogalą.
Nu va, pasikrovėm ir minam į trasą. Važiuojam į Baisiogalą išsikrauti. Kažkas turės briketų iš tos medienos. Lyja taip neblogai, bet taip beveik kailintai iš dalies net malonu yra. Aišku, jeigu ten labai ilgai lyja, tai gal ir menks malonums, bet šiaip grybų lietus skaitos visai nieka. Be vėjuką. Jeigu su vėju, tai tada ne kažką, nes tas vėjuks duot savo tokį efektą šaltumą, tai tokiu atveju jau nelabai. Va, biškai apsilupinėjom žievės, šakas. Kiekvieną kartą, aišku, darom, bet žiauriai nepatinka, važiuoji paskui miškovežį prilipusi kokie lengvikai. Blembai, kas jau važiuojat, nedarykit taip. Nes miškovežis vež medieną. Jeigu ten yra kokie rastai 6 metrai, sakykime, tai dar. Bet ir tai. Jeigu yra sausuolis, tai jau geriau venkit, biškį atstumą laikykit didesnį. Nes sausuolis yra sausuolis. Jau yra sudžiūvęs, apdžiūvęs medis, nuo kurio žievė labai lupinėjęs, žiauriai lupinėjęs. Ir jeigu jau šalia prilipę važiuosat, tai galit gauti ir žievę į stiklą arba į aplamą į mašiną kažkur tai. Ir kas tuo metu kalts, galbūt ir tas vairuotojas, kuris medieną vež, bet galbūt ir tas vairuotojas, kuris iš paskos važiuoja, kuris nesilaiko saugaus atstumą. Nes nuo sausuolio neįmanoma nurinkti, aplamai nuo medienos neįmanoma nurinkti visų tokių, sakykime, atplaišų kažkokio tai. Nes medžių daug, šakų daug visokių ir ten to brudo yra irgi daug. Ir kai tu važiuoji nuo to vėjo pasipriešinimo, ilgą laiką gali ta žievė kažkokia pabiškiai slinkt ir galų gale kažkurio metu atkips nuo tos medienos arba iš po medžių tarpą išlys. Kodėl man čia rodo į pirmą išvažiavimą, jeigu neteisybę rodo. Tai va, tai tą žievę paskui gali pareiti mašiną. Tai nemalonumai bus ir vienam vairuotojui, ir kitam vairuotojui. Vien dėl to, kad kažkas tai atstumą nesilaiko. Aišku, tas, kas gaus tą žievę į mašiną, į stiklą, kaltins tą, kuris, tiksliau, kaltins miškovežį. Taip, o mums priekį praleis. Kodėl man rodo? Mėlyna, raudona. Sakė, avarija nutiko kokia tais. Antai. O, tai čia gerų greičių nešęs jau, kad taip įbumbina. Biškė blemba yra lopinių. Tokios vietos lek blembant. Mačiau, stipriai. Yra kaušų, blemba gyvenvietė ant posūkių, aplamai gyvenvietė lėkti, ne ta vieta, kur lakstyti yra. Išbėgs vaiks koksai, išbėgs, žodžiau skait, vyresnė amžiaus žmogelis, gal vyresnė neišbėgs, bet kaip bebūtų, nespės perėti kelią. Viskas, turi bėdą visam gyvenimui. Jeigu ir nesiesi visam gyvenimui, bet moralinę žalą turėsi visam gyvenimui. Yra kaušų. Atvažiavom į įmonę, bet kažkaip visai išgaravo iš galvos, kad nuo 12 pietus. Čia tai įmoniai. Tai reiks biškį luktelėti, kol ateis išmatuoti, priimti medieną. Traktoristai jau pradeda judėti, gal ir pas mumis ateis neužilgai jau. Nieko nepadarys, pats užsirojau ant pietų. Grįžinėjom į bazę. Išsikrovėm,
Ir kaip visą laiką pasiruošiau kamerą, pasidėjau, kol sulaukiau to matuotojo, kur matuos, kur tur matuoti. Pavalgiau pietus, atėjo, išmatavo, pasirašė, pasakė, kur išsikrauti, nulėkiau, pradėjau krauti, išsikroviau, įlipu į kabiną, žiūriu, kamera padėta gražiai, paguldyta. Nu, blemba. Nu, taip yra, kaip sakė, kai prots velkas iš paskas. Ką padarysi? Netokiem pasitaik. Bet orelis tai ojojoj, pasaka. Nu, nieka, praneš šiltesnius orus periodą, bent jau šiokį tokį. Jau šį vakar turėtų pradėti taisytis. Rytoj jau gražus oras pranašaujams, be lietaus, šilts, giedras. Tai vėl kažkaip sunku net patikėti, kai matai, kad yra antiek apsiniaukę, kad prošvaišių net nėra saulėj. Nu, bet reikia tikėtis, kad taip ir bus, kaip mums pranašauja sinoptikai. Dama čia ta gyvenvietė ir negali įsibėgėti. Užkniso tokias gyvenvietės, kur yra į ilgį išplėstas. Gyventojų praktiškai nėra. Ženklas toliausiai. Aišku, natūraliai kil. Tas, nu, ne to, kad kil, bet pedalą koją spaudi. Kai atrodo nėra gyvybės, tai iš karto taip nori spausti. Kai žinai, kad ženklas toliau, tai prisilaikai jau. Bet kartais būna taip, kad užsisvajojas važiuoja. O, blem, koks čia greitis, kaži, pradedi spausti. Spaudi, pys po kiek laiką žiūri, kad čia 7 ženklą pabaiga. O, papa. Galvoju, būtų policija ir viso, turi baudelės. Turbūt neretam tai pasitaika su tokiais dalykais. Tai va, norėjau mašiną nusiplauti, bet lyt pradėjo. Vis tiek tos visus purvus būtų gerai nuplauti. Tepalo, tas žymės vietas visokias, kur yra, kad švaresnis biški būtų. Bet ką tu čia nuplausi, kai tokie orai prasidėję. Purvasaugių neis uždėti irgi, nes kaip pily, negulėsi ant lietaus į ten vandenį. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio karto.